Ką reiškia sapnuoti automobilį? Sapnuoti automobilį dažnai reiškia jūsų veržlumą ir ambicijas. Jis atspindi jūsų gebėjimo orientuotis gyvenimo keliuose ir gali paskatinti jūs ištirti dabartinę gyvenimo kryptį. Kaip ir gerai suteptas variklis, šis sapno simbolis skatina jūs užtikrinti, kad jūsų tikslai veiktų sklandžiai. Sapnuoti prabangaus automobilį, jį vairuoti, rasite išeitį iš susidariusios situacijos. Sapne sudaužyti prabangaus automobiliu laukia problemos su pinigais. Sapne važiuoti automobiliu – pasisekimas, tačiau jeigu automobilis važiuoja pernelyg greitai – lengvabūdiškumas. Sapnuoti sugedusį sulūžusį automobilį – nesėkmės, nelaimės. Sapnuoti apleistą, neprižiūrėtą automobilį – kliūtis ir nesėkmės. Sapnuoti seną automobilį gali reikšti nostalgiją arba tai, kad galbūt esate pernelyg susitelkęs į praeitį, arba tai gali simbolizuoti poreikį išleisti į pensiją pasenusius savo gyvenimo aspektus ir pakeisti juos naujais mąstymo ar elgesio modeliais. Sapnuoti juodą automobilį – abejonės. Sapnas apie baltą automobilį gali reikšti ketinimų tyrumą ir minčių aiškumą. Gali būti, kad atėjo metas išvalyti švarą ir pasukti sąžiningesnio požiūrio link tiek asmeninėme, tiek profesinėme gyvenime. Sapnas apie mėlyną automobilį gali simbolizuoti ramybės ir taikos jausmus jūsų kelyje į priekį. Šį sapną laikykite padrąsinimu toliau judėti kryptimi, kuri į jūsų kelionę atneša ramybę. Sapnuoti, kad jums pavogė automobilį – nepavykę sumanymai. Sapnuoti greitosios pagalbos automobilį – rūpesčiai, skausmas. Sapnuoti gaisrinės automobilį – turėsite galimybę pralobti. Sapne važiuojant automobiliu patekti į avariją – likimo smūgis. Sapnuoti, kad važiuojate automobiliu, kuriame neveikia stabdžiai – nesaugumas, rizika. Sapne automobilį pirkti – susigrąžintas autoritetas ar padėtis. Sapne automobilį parduoti – laukia negeros permainos. Sapnuoti automobilį su atidaryta bagažine – rizikinga veikla arba netikėtos naujienos. Taip pat šis sapnas gali reikšti, kad esate atviri naujiems pasiūlymams. Jeigu sapne sėdite kabriolete ant priekinės sėdynės, tai geras sapnas, pranašaujantis sėkmę. Tačiau jeigu sapnuojate save ant galinės kabrioleto sėdynės, toks sapnas pranašauja kapkalbas, šmeižtą. Sapne kabrioletu važiuoti su mylimuoju, mylimąja, gyvenime stokosite laimingų akimirkų. Jeigu sapne važiuodami kabrioletu patenkate į avariją ir apsiverčiate, vadinasi turėsite finansinių sunkumų. Sapne važiuoti kabrioletu ir pamesti ratą, džiaugsmą netikėtai pakeis liūdesys. Senovės kultūvose sapnas apie automobilį galėjo būti aiškinamas kaip vežimas, statuso, krypties ir dievų įsikišimo į žmonių reikalus simbolis. Religiniuose raštuose atsiradusiuose dar iki šiuolaikinio automobilio atsiradimo, tokie sapnai prilyginami kelionėms arba laivams, dažnai laikomi sapnuojančiojo dvasinės ar materialinės kelionės ženklu. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.